labai atsiprašau. Taigi, tarybos nariams neprieštaraujant, pradėsiu trišalės tarybos posėdį ir noriu pristatyti į posėdį atvykusius svečius pranešėjus. Taigi, pas mus dalyvauja šiandien 6 pranešėjai. Arvydas Trilikauskas, Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tiesioginis kontrolierius Danuta Matlišaitienė, Justina Kietelaitienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė, Ieva Vileikytė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė, Gintautas Filipas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, ir Genovaitė Jureikienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Pagarsinsiu šio posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkėje numatyti yra trys klausimai. Pirmas būtų alkoholio vartojimo problema 2015-2016 metais Radviliškio rajone, miesto ir kaimo vietovėse, realybė, statistika ir galimi sprendimai, alaus barų veiklos analizė Radviliškio rajone, darbo laikas, tankumas, keliami nepatogumai, įtaka žmonių girtavimui. Antras klausimas, Radviliškio rajono ES remiami projektai, investicijos efektyvumas, pasiskirstymas regione ir Radviliškio rajono mokyklų situacija prasidedant naujiems mokslo metams. Tikiuosi, kad posėdžio dalyviai bus aktyvūs diskusijose, pateiksit klausimus pranešėjams, o balsavimo metu mes turėsime suformuluoti galimas praktinės rekomendacijas, kaip galima situaciją gerinti. Pirmas klausimas. Alkoholio vartojimo problema 2015-2016 metais Radviliškio rajone ir pradėsim nuo pranešėjų gerbiamos Ievos Vileikytės ir antrinsi direktorė Justina Kietelaitienė. Prašau. Sveiki visi. Mane jau pristatė, tai nebeprisistatinėsiu. Ir šiandien pabandysime tada pagvildenti šį klausimą. Kodėl dabar alkoholis yra vienas pavojingiausių narkotikų pasaulyje? Tai, kad tikriausiai žinote, kad jis yra labiausiai paplitusi, psichiką veikianti bei priklausomybę sukelianti medžiaga. Ir nors jo vartojimas yra legalus, turintis senas tradicijas, jis sukelia kur kas daugiau problemų ir nei kiti narkotikai. Ir čia yra Davido Newtono, žymaus psichiatrų ir farmakologo tyrusio įvairių narkotinių medžiagų poveikį žmogaus organizmui lentelė su tyrimo rezultatais. Ir joje matote, kad alkoholis turi didžiausią neigiamą poveikį lyginant su kitomis narkotinėmis medžiagomis. Ir jeigu pažiūrėtumėt, tas neigiamas poveikis netgi yra didesnis aplinkiniams negu pačiam vartojančiam alkoholį. Jis kenkia, kaip ir sakiau, ne tik vartojančiam, bet ir aplinkiniui ir sukelia įvairias problemas. Tai pirmiausia, dėl alkoholio vartojimo, kaip matote, įvyksta nuo 60 iki 88 procentų skyrybų. Taip pat Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis dėl alkoholio apkirtimų įvyksta 86 procentai sepų žudybių, 72 procentai ginkluoti užpuolimai, 50 išžaginimų ir kitų skaudžių įvykių. Taigi dėl alkoholio vartojimo yra eikvojami valstybės ištekliai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir kovojant su nusikaltimais ir kitais teisės pažeidimais
kuriuos sukelia alkoholio pavartoję asmenys. Kaip tai alkoholio vartojimas, kokią turi sąsąją su sveikatos priežiūros išlaidomis. Tai apie 10–15% ligoninės pakliūvančių sergančiųjų jų ligų kilmė yra susijusi su alkoholio vartojimu. Ir tai yra daugiau nei 40% skirtų lėšų yra panaudojama tokių ligonių gydymui. Besaikis alkoholio vartojimas sukelia psichikos ir elgesio sutrikimus, įvairias ligas, skrandžio, kepenų, kitų organų ligas, apsigynimus ir kitus sveikatos sutrikimus. Ir šiame paveiksle matote išvardinta 12 pagrindinių rizikos veiksnių, sukeliančių didžiausią ligų naštą. Ir mūsų valstybė yra prie žemų mirtingumo besivystančių šalių priklauso ir, kaip matote, alkoholio vartojimas yra pirmoje vietoje kaip rizikos veiksnys. Tuo tarpu skurdesnėse šalyse alkoholio vartojimas rizikos veiksnys yra 11 vietoje, nes paprasčiausiai ten žmonės net neturi ką nusipirkti to alkoholio, turi žymiai didesnių problemų. O išsivysčiusiose šalyse alkoholio vartojimas yra 3 vietoje. Taip yra dėl to, kad žmonės yra sąmoningesni, jie supranta alkoholio žalą, mažiau vartoja alkoholio, dėl to pas juos šis rizikos veiksnys yra žemesnis negu, tarkim, žemo mirtingumo besivystančiose šalyse. Ir dar šiose šalyse yra žemo mirtingumo besivystančiose šalyse. Yra manoma, kad alkoholis valstybėms atneša pelną, bet yra paskaičiuota, kad iš tikrųjų alkoholis atneša tik tais nuostolius. Nes, tarkim, 2001 metais buvo netgi atlikti tokie skaičiavimai, tarp 15 Europos Sąjungos šalių buvo surinkti 25 milijardai eurų alkoholio akcizų, o paskaičiuota, kad bendri materialūs alkoholio vartojimo kaštai siekia 125 milijardus eurų. Tai taip išeina, kad išlaidos susijusios su alkoholio vartojimu buvo 5 kartus didesnės negu gaunamos pajamos. Tai galima sakyti ir teigti, kad alkoholis atneša valstybėms 5 kartus didesnį nuostolį nei gaunamos pajamos iš alkoholio akcizo. Jeigu žiūrėtume statistiką Radviliškio rajone, tai 2014 metais Radviliškio rajone mirtingumas susijęs su alkoholio vartojimu buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Ir standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių susijusių su alkoholio vartojimu buvo 19,3 atvejų iš 100 000 gyventojų. Tuo tarpu Lietuvos vidurkis buvo 25,8 gyventojų.